centrą. Prašome pasirinkti Jus dominančią temą. Omnitel GSM paslaugos. Spauskite vienetą. Sąskaitų šai. Siekime užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir Jūsų užsakymų vykdymą, todėl pokalbį įrašysime. Priešingų atveju prašome atvykti į Omnitel klientų aptarnavimo saloną. Jūs netrukus susisieksite su specialistu. Prašytume palaukti. Sveiki. Žiūrėkit, aš jums skambinau ką tik, norėjau išjungti tą Omni Surf Open naršyklę savo telefone, nes jį man sugadina puslapius. Ir jūs man sakėt, reikia nueiti į sp.lt. Ten rasiu tą paslaugų aktyvaciją ir bus išjungti. Tik aš paspaudžiu paslaugų aktyvaciją, man tiesiog rašo, kad tokio puslapio nėra. Nu tai man įdomu, tai gal jūs galite išjungti tą naršyklę, nes jinai, sakau, jinai taip puslapius kai kurios tiesiog pradangina. Kad neversimtų tinklų, taip? Nu taip, kad tiesiog paprasta būtų telefono naršyklė, nenori jokios Omnitel ten tos Surf Open. Gal galite minutėlę palaukti? Gerai. Labai ačiū. Ačiū, kad palaukėte, tai jums pasakysiu tuomet tiksliau, kaip reikėtų išsijungti, gerai? Galit pasakyti, bet aš jau skambinau vieną kartą ir man viską tiksliai pasakė, aš kai nueinu tiesiog tas puslapis išjungimo, kur turėtų būti išjungimo mygtukas, jis neužsikrauna. Todėl aš ir noriu, kad jūs išjungtumėt. Ten, kur yra įjungti ir išjungti, taip? Ten tiek mygtukai yra. Aš paspaudžiu paslaugos aktyvaciją ir tada man rašo, kad nėra tokio puslapio. Viskas normaliai užsikrauna tas Surfport ir ten taip toliau, bet kol prieinu paslaugos aktyvaciją ir dingsta tas puslapis. Suprantu aš. Na, mes tai tikrai taip negalėtume patys išjungti. Jums reikėtų pačiam kažkaip. Nu tai ką man dabar eiti į Omnitel saloną ar kur, nes... Nereikėtų paruošęs pabandyti. Gal galite dar minutėlę palaukti ir dar pasikalbėsiu čia su atsakingai? Nu aš jau 2 valandas bandau ją išjungti. Gal galite dar palaukti minutėlę? Na gerai. Ačiū. Labai ačiū, kad kantriai laukėte. Taip. Tai gal jums pavyko, gal bandėte dar kartą per internetą? Nu taip, aš jau 2 valandas bandau ir... Tai dabar nepavyko dar, ne? Taip, ir dar kai, pavyzdžiui, yra tos naršyklės tie mygtukai, ten parašyta internete buvo pirmą kartą, kad ant į raidės reikia paspausti, kai ją paspaudžia irgi niekas neužsikrauna joks puslapis. Bet kiti puslapiai kraunasi, tik tai tos naršyklės puslapiai nesikrauna, kur turėtų būti nustatymai. O klausykite, koks pats telefono modelis ar būtų tuomet? Sony Ericsson P1e. Tai tuomet jums reikėtų savo į parametrus nueiti savo telefone? Taip. Interneto parametrai būtų. Gal kažkur užsirašykite šiuo metu galite? Gerai, galiu užsirašyti. Ar galite gal iš karto tuomet eiti telefoną? Jeigu ne iš to pačio kalbate. Na, šiaip galiu ir telefoną, man rodosai. Taip, tai eikite tuomet į nustatymus. Taip. Toliau sujungimas būtų. Taip. Interneto nustatymai būtų. Taip. Omnitel interneto mes būtų. Taip. Tada rinktis nustatymai reikia. Taip. Ar matote toliau jungtis naudojimą, naudoti tarpinį serverį? Tokius punktus matote? Taip. Tai tuomet reikite tik ten, kur tarpinio serverio parašyti skaičius bus. Taip.
redaguoti dabar reikėtės. Gerai. Ištrinti tuos skaičius dabar reikėtų jums visus, kur buvo. Taip. Ir prievodo numerį taip pat irgi ten ištrinti. Taip. Ir viskas? Atsiprašau dar, kad reikėtų, kai Omnitel internet pasirinkot. Taip. Dar eiti reikėtų į papildomi. Girdite mane? Taip. Tai eiti į papildomi. Nu, taip. Ar yra ta prievodo numeris, pasakykite? Kažkoks parašytas. Yra. Yra? Tai šitą irgi prievodo numerį ištrinkite. Taip. Ištryniau tą numerį. Na gerai, tai tuomet būtų ir viskas. Ir išsaugoti ten viską dabar, ką padarėte. Ar dabar veiks? Tuomet junkite telefoną ir turėtų viskas jau būti gerai, tuomet išjungtas tas postas būtų. Gerai, ačiū. Viso gero. Geros dienos, ačiū skambutį.